Yra čia buvę. Trumpai galima iš karto anonsuoti, tai yra pirmoji MMA kova UTMA turnyruose ir Artūras Kudryšovas prieš Jasoną Radcliffe'ą. Ir greičiausiai reikėtų paminėti tas specialiasias taisyklės. Tai reiškia, kad jeigu kovotojai krenta ant grindų, neilgiau 30 sekundžių ten gali užsibūti. Nesvarbu, ką tu darai. Ar tai yra smūgiai, ar tai yra bandymas atlikti skausmingą veiksmą. 30 sekundžių ant grindų max kylam ant kojų. Ir galima tik dar paakcentuoti, kad parteryje leidžiamas full kontakt. Tai reiškia, kad galimi smūgiai pilna amplitude. Giris kalbėjo, yra ringo referee. Arbitras jau iš Lietuvos. Trumpai apie Kudryšovą, tai yra žvėris, tiesiog turintis maksimalę sprogstančią jėgą, tai yra beprotiškai stipriaus smūgių savininkas ir jūs dabar tai matote, Artūras Kudryšovas. Ponai ir ponės, tai yra dar vienas UTMA debiutas, tai yra nokautas. Jasonas Radcliffe'as krenta. 55 sekundės. Tiek Artūrui Kudryšovui užteko laiko. Tiesiog atėjau, pamačiau, padariau. Artūras Kudryšovas, štai čia jo ataka. Pirmus smūgių išvengė, tačiau tada keliais. Patinis irgi praslysta. Nejaugi čia tas kelias padarė tiek. Iš pakartojimo sunku įvertinti, kurie čia tie smūgiai tiek daug žalos padarė, bet akivaizdu, kad Jasonas Radcliffe'as krenta ir Artūras Kudryšovas triumfuoja. Nėra patenkintas pas Artūras Kudryšovas. Norėjo daugiau kovos Kudryšovas, akivaizdu jis ruošėsi, aš įsivaizduoju, tai yra žmogus. Galbūt Artūras netiki, kad pataikė, nes tai, ką matėme iš pakartojimo, tai nebuvo galbūt kažkas tokio, kas atrodo galėtų. Techninių nokautų iškovojo raudonasis kampas. Red corner, Artūras Kudryšovas. Kyla Artūro Kudryšovo ranka į viršų. Aš neatsimenu, kada mačiau tokį nusivylusį laimėtoją. Tikrai taip. Atrodo, turėtų būti